Panašu, kad nei šuns, nei žmogaus balsas į Seimą neina. Tai ką daryti, Virgi? Ką daryti? Aš manau, kad reikia kreiptis pagalbos į aukštesnės jėgas. O jomis tarpininkai tarp jų ir mūsų yra egzorcistai. Tai va, čia reikės kreiptis į kažkurią tai parapiją. Gal Klaipėdoje yra nors vienas egzorcistas, paprašys leidimo pas vyskupą ir gal pasisektų būtent jam kažkokią tai nešvarę jėgą išvaryti. Galvojam, kad čia velnės apsėdo, bet manom, kad ne velnės, o tai bus ko gero šėtonas. Ir ne tik į Evaldą, bet ten prisigratinę prie kitų 72. Tai va, daugiau net nežinome, ką daryti. Ačiū už sveiką jumorą. A jau baigė į savo kalbą. Irgi reikėtų tokį panašų, ar krikščionišką šitas klebonė. Į akis žiūri ir meluoja. Vat teko pirmadienį būti pas Jurkevičių, Seimo laidosios komisijos pirmininkė dar tada. Jis man melavo. Tai yra baisu. Jis man melavo. Tai aš esu pasibaisėjusi. Jo elgesiu. Man atrodo, kad Lietuvoje valdžios nėra. Nesijaučia prezidentės rankos, tiek daug žadėjusius Lietuvoje įvesti tvarką. Kur Seimas, kur vyriausybė. Lieka va tie 73, kurie pakelia rankas ir atiduoda žmogų į teisėjų. Ką ten teisėjų? Paprasčiausiai Belzebubų rankas. Kur dabar mergaitė? Kas gali atsakyti? Kur dabar Žiobienė? Ką jį gali pasakyti? Ką veikia dabar mergaitė? O gal jau jos ir nėra? Kodėl neleidžia susitikti su senele?